skyrius yra šitai bažnyčiai parašytas su tikslu. Todėl mes jį šiek tiek pašokinėsim keliais žingsniais ir pažiūrėsim, kadangi tai yra labai plati tema. Tai yra tema apie amžinybę, apie ateitį ir mokymas apie prisikėlimą. Taip. Ir tai yra skyrius apie prisikėlimą. Ir prisikėlimu iš numirusių tikėjo Seno testamento patriarchai. Abraomas tikėjo, pranašai tikėjo, Izaijas, Danielius, galite atlikti atskirą temą. Tikėjo, ta prasme, Kristus, kada prisikėlė iš numirusių, jisai pats kalbėjo apie savo prisikėlimą iš mirties, taip, pranašavo, bet tuo metu, kada jisai prisikėlė ir Jeruzalėje daug mirusiųjų kėlėsi. Prisikėlė. Mes žinome taip pat, kad šita valdžia buvo suteikta apaštalams ir mums yra suteikta prikelti iš numirusių. Kaip pavyzdys, Petras prikelia Dorkadę. Dorkadė aš suprantu, kad jinai buvo dar, netėjo jos laikas, ta prasme, nugyvent ir nebuvo dar gyvenimų pasisotinusi. Ten rašoma, kad jinai susirgo ir numirė. Ir visi tarnautojai bažnyčia prašė Petro ateiti. Ir Petras atėjo ir ją prikėlė iš numirusių. Todėl, brangieji, turime galę, ne iš savęs, bet turime galę prikelti mirusiuosius. Amen. Ateiti. Kodėl yra Evangelija kūnui? Todėl, kad dar su mūsų kūnais turi įvykti kažkas. Ir tai yra Evangelija, tai yra geroji naujiena tavo ir mano kūnui. Taip? Mes visi meldžiamės ir dedame rankas, kad šitose kūnuose skelbiame, kad neturi būti ligų, nes tai yra uždėlsto veikimo mirties bomba. Taip mes sakome. Liga tai yra mirtis. Bet kokia liga tai yra mirties pirmi žingsniai. Ir mes sakome, tam priešinamės. Taip, priešinamės. Bet vat štai šitos dvi eilutės, brangieji, kalba apie tai, kas mūsų laukia. Romiečiams laiškė sako, kad ne tik jį, bet mes patys turintis pirmuosius dvasios vaisius, mes apie mus kalba, mes dejuojame kantriai laukdami ko? Įsūnymo. Audriau, ar mes nesame įsūnyti? Mes esame įsūnyti ir mes būsime įsūnyti mūsų kūno atpirkimo. Čia kalbama apie mūsų kūno atpirkimą. Dabar kas liečia šitą kūno atpirkimą? Palauk, Audriau, tai mes esame atpirkti ar ne? Mes esame atpirkti. Mes esame atpirkti ir kainą ant kryžiaus sumokėta. Ir Jėzus pasakė atlikta. Atlikta ne tik už tavo dvasią, ne tik už tavo sielą, bet ir už tavo kūną. Todėl antra eilutė, kurią paėmiau, ta tema Efeziečiams, apie tai ir kalba, kad mes esame užantspauduoti pažadėtai šventąją dvasią. Žmogus, kada pasitikė Jėzumi Kristumi, ateina šventoji dvasia, jis yra užantspauduojamas. Jisai sako, Dievas sako, čia yra mano, viskas, dokumentas, antspaudas, mano nuosavybė. Ir čia toliau sako, kuri yra mūsų paveldėjimo užstatas, šventoji dvasia yra užstatas iki nuosavybės atpirkimo jo šlovės gyriui. Apie kainą kalba, Audriau, tai už mus yra kaina sumokėta. Taip, už mus kaina yra sumokėta ir už tavo kūną kaina yra sumokėta. Už tavo naują kūną yra sumokėta kaina. Tik tai čia sako, šventoji dvasia yra kaip užstatas. Kas dirbat su finansais? Jonas, Agnė, dar kažkas. Užstatas, tai reiškia, kad aš esu suinteresuotas nupirkti tą objektą, taip, ateinu, susitariu ir duodu užstatą, pinigų. Taip? Tai va čia lygiai tas pats Dievas sako, tu esi mano, aš įsigijau tave savo paties brangių krauju ir kaip užstatą aš duodu šventąją dvasią. Ir šventoji dvasia ateina ir tu supranti, kad wow, aš esu jo, kas laukia. Nu vat kas laukia, galiu vėl tą patį laidą išsitraukti ir parodyti, kas mūsų laukia. Taip? Bet ta prasme, tas kūno atpirkimas praktiškai sandoris jau yra įvykęs, bet praktiškai mes į tuos naujus namus toliau matysime, į tuos naujus namus mes įeiname, kaip raštas sako, ateityje. Todėl tas 1 Korintiečiams 15 skyrius ir kalba prasideda nuo Evangelijos. Kas yra Evangelija? Labai yra paprasta. Atsako nuo 3 eilutės. Pirmiausia, jums perdaviau tai, ką pats gavau. Kad Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kad jis buvo prikeltas ir kad prisikėlė 3 dieną. Labai paprastas dalykas. Mirė, buvo palaidotas ir prisikėlė. Ir mes tą atliekame, kada žmogus krikštėsi vandenyje. Tai, kas įvyksta žmogaus širdyje, mes parodome vandenyje, reiškia. Panardiname, jisai miręs, senam gyvenimui, išnyra, aš gyvensiu naują gyvenimą su Dievu. Čia yra Evangelija, čia yra paprasta. Visos skyriaus neskaitysiu, galėsite paskaityti, čia yra labai daug, bet pasižiūrėsime nuo šitos 12-13 eilutę.
Skelbiama apie Kristų, kad jis buvo prikeltas iš numirusiųjų. Tad kaipgi kai kurie iš jūsų sako, jog nėra mirusiųjų prisikėlimo. Korinto bažnyčia buvo faina mūsų brolių, seserų bažnyčia, bet šitoj bažnyčiai buvo problemėlių. Todėl apaštalas Paulius ir rašo į tas problemas, kurios yra. Todėl čia, 1 Korintiečiam yra visas rinkinys į jų problemas. Ir čia sako, tais laikais jau buvo teologija arba mokymas mokytojų, kurie sakė, Kristus prisikėlė, viskas tvarkoj, bet mes neprisikelsim. Prisikėlimo nebus. Tokie buvo mokytojai. Ir čia aš matau problemą. Problema ir apaštalas Paulius į šitą problemą bando atsakyti. Kai kurie iš jūsų sako, jog nėra mirusiųjų prisikėlimo. Ir toliau labai yra įdomu. Jeigu nėra mirusiųjų prisikėlimo, tai ir Kristus nebuvo prikeltas. Palauk. Viešpatie, ką tu nori pasakyti? Taip, Kristus prisikėlė. Mirė, buvo palaidotas ir prisikėlė. Tai yra Kristus. O mes čia prie ko? Čia sako, tikintieji irgi mirs, bus palaidoti ir prisikels. Ir jeigu mes sakome, kad nebus mirties, palaidojimo ir prisikėlimo, tai vadinasi ir Kristus nebuvo palaidotas ir prisikėlė. Ir tarp šitų dviejų tiesų yra lygybės ženklas. Bent jau šitoje eilutėje. Principas yra labai aiškus. Jeigu mes sakome, kad nėra mirusiųjų prisikėlimų, vadinasi Kristus neprisikėlė. O jeigu Kristus prisikėlė, tikintieji irgi prisikels. Taip, prisikėlimas bus. Keliaujam toliau. Toliau keliaujame, šokam gerą žingsnį į priekį ir nuo 22 eilutės, 22 ir 23. Ir čia sako, kaip per žmogų atsirado mirtis, kas yra tas žmogus, per ką ateina mirtis? Sako, per vieną žmogų nuodėmė ir mirtis įsiskverbė į šitą pasaulį. Šiandien ryte mes su broliais kalbėjome, su Pranu kalbėjom, kad tai yra vėžys. Nuodėmė tai yra vėžys. Per ką? Per Adomą. Per Adomo nuodėmę atsirado vėžinės ląstelės, dvasinė prasme, ir jos yra perduodamas iš kartos į kartą. Tai ar aš esu infekuotas? Ta prasme, jeigu kiekvienas mūsų užduoda klausimą, taip, be abejonės, nesvarbu, ką tu darytum, kokiu save geru belaikytum, vėžys, nuodėmė yra tavyje. Ir mes žinome, kad sprendimas nuodėmėje yra, kaip pasakyti, pateiktas, arba mes turime sprendimą. Nes čia sako, kaip per žmogų, taip, per žmogų ir mirusiųjų prisikėlimas. Per kokį žmogų čia kalba mirusiųjų prisikėlimas? Per Jėzų Kristų. Nes toliau kontekstas. Kaip Adome visi miršta ir sako, nuodėmės alga yra mirtis. Štai kodėl aš rodžiau šitą laidą, galėčiau dar paimti ir sugrįžti. Nesvarbu, kad iš kameros išeinu, čia yra smulkmena, bet brangieji, dėl ko mes skelbėme Evangeliją? Mes skelbėme Evangeliją dėl amžinybės. Dievas tau turi amžinybę, o čia yra tik tavo gyvenimas. Ir jeigu tu galvoji, kad su tavo gyvenimu viskas baigėsi, tai tu nepažįsti Dievo meilės ir nepažįsti, kad taip, tu esi amžinas. Tu esi amžina. Savo vidumi tu esi amžinas tvarinys, kūrinys, kaip tu nori pavadinti. Audriu, mano protas neišneša. Tiek to tavo protą, palik ramybėj. Dievo žodis sako, tu esi amžinas. Ir jeigu aš sakau, kad aš esu amžinas, tai gal verta pasižiūrėti į visą amžinybę ir sakyti, Dieve, ačiū tau, kad tu man dovanoji amžinybę su tavimi, ten, kur nebus kaltės, nebus konkurencijos, nebus ašarų, nebus nuodėmės, nebus jokio skausmo, nebus jokios depresijos, nebus jokio liūdesio. Tai gal verta ta prasme, jeigu Dievas siūlo nemokamai, nemokamai, jam kainavo, bet tau ir man siūlo nemokamai, gal reikėtų priimti jį. Ir čia sako, kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti. Tačiau kiekvienas pagal savo eilę. Pirmasis bus Kristus, tada priklausantis Kristui jo atėjimo metu. Klausimas yra, kada būsime atgaivinti? Šitą eilutę atsako, jo atėjimo metu. Prikėlimas įvyksta jo atėjimo metu. Įvyksta. Prisikėlė. Taip. Keliaujame toliau. Laiko negaištant. 1 Korintiečiams 15:26 sako, kaip paskutinis priešas bus sunaikinta mirtis.
Ar mirtis yra sunaikinta? Mirtis nėra sunaikinta, nors iš jos yra atimta galia. Štai kodėl Jėzus mirdamas ant kryžiaus sakė atlikta ir iš mirties šita jėga yra atimta. Ką reiškia? Kad kada tu pasitiki Jėzumi kaip savo gelbėtoje, ateina Dievas į tavo gyvenimą ir Dievas savo jėgoje išlaisvina tave iš pragaro valdžios ir iš mirties valdžios. Ta prasme. Ir kai paskutinis priešas bus sunaikinta galutinai mirtis. Ką tai reiškia, Audriu? Bus sunaikinta mirtis. Apie tai sako Apreiškimų knyga, bet čia nukrypstam. Į Apreiškimų knygą pati mirtis ir mirusiųjų pasaulis buvo įmesti į ugnies ežerą. Tai yra antroji mirtis ugnies ežeras. Ir kada mes skaitome Jono apreiškimą ir mes sakome, mirtis ir pragaras bus įmesti į ugnies ežerą, aš laikausi nuomonės, kad mirtis ir pragaras yra asmenys. Mirtis yra asmenybė, ne šiaip kažkoks tai debesėlis. Mirtis yra asmuo, kuris turi galią, taip, ir šita galia šitame pasaulyje reiškėsi, bet iš jos šita galia atimta ir galiausiai tiek mirtis, tiek pragaras, kuris turi galią, mirusiųjų buveinė, turi galią pasiimti neišgelbėtus pas save ten ir kankinti ir panašiai, turi galią, visa tai bus įmesta į ugnies ežerą. Apie tai sako, aš tikiu, Apreiškimų 20 skyrius, bet mes keliaujame toliau. Mes šiandien dėkojame Dievui, kad iš jo malonės mes ne tik tai turime valdžią prieš ligas, prieš demonus, bet mes dėkojame todėl, kad mes esam išlaisvinti iš mirties ir pragaro valdžios. Viskas. Esame atpirkti. Esame išlaisvinti. Keliaujame toliau. Dabar šitame tekste yra 2 iliustracijos tam, kad geriau suprastumėm, kas yra parašyta. Taip? Ir pirma iliustracija štai kokia yra. Čia jin man patinka. Gal kas paklaus, kaipgi bus prikelti mirusieji? Nu gerai, jeigu yra mirusiųjų prisikėlimas, pafantazuokim. Tai kaip čia viskas bus? Tai kaip čia tas su ta ateitim? Su kokiu kūnu jie pasirodys? Reiškia tie, kurie mirė, kurie buvo palaidoti. Ir čia sako neišmanėlį. Tai mes nenorim būti neišmanėliais, teisingai. Mes norim išmanyti. Neišmanėlį, ką tu sėji, neatgimsta, jei prieš tai nenumiršta, kad ir ką sėji, tu sėji nebūsimą kūną, bet pliką grūdą, sakysim, kviečių ar kitokių javų. Ir žiūrėkit, ką čia sako. Sako, kad su prisikėlimu yra taip, kad sėjamas grūdas į žemę, taip, kažkas yra panašaus su mirtim palaidomu ir prisikėlimu, taip. Grūdas tai yra tavo kūnas. Čia iliustracijai sakoma, kūnas tai yra kaip grūdas tavo. Ir sako, jis, kaip pasirodys, jis neatgimsta, jeigu prieš tai nenumiršta. Reiškia, kūnas yra pasodinamas, kaip pasakyti, panardinamas į žemę ir į žemę šitas grūdas išdygsta. Kodėl, Pauliau, dabar apie tos grūdus tu čia nori šnekėti? Nu, kadangi aš 4 metus baigiau žemės ūkio, reiškia, šitą sferą ir buvau susijęs su augalininkystė, tai šitas iliustracija yra man labai aktuali arba artima. Todėl aš ir parinkau iliustraciją susijusią su grūdais. Štai, tu sėji, sako, tu sėji nebūsimą kūną, bet pliką grūdą. Tai palauk, nori pasakyti, apaštalas Paulius, kad šitas kūnas, kurį tu turi, taip, kas jaunesni, visai gražus jūsų kūnai, nu, mano irgi nieko. Aha. Bet čia sako, kad tai nėra būsimas kūnas. Va tai, ką matote ant scenos, tai nėra būsimas kūnas, brangieji. Tai, kas yra mūsų dvasioje, tai, kas mūsų vyksta mūsų viduje, taip. Bet sako, tu sėjai pliką grūdą. Nu, galvoju gerai. Plikas grūdas tai yra kas? Nu, visas beveik grūdas, ten 80% užima maistingosios medžiagos. Ir yra gemalas, žinote, nu, viso grūdo duona. Bet gyvybė, kas duoda gyvybę naujam augalui, tai yra gemalas. Aš radau rusų kalboje čia, kas rusų suprantat, mane tai pribloškė. Todėl, kad čia sakoma zarodiš, ne gemalas, o embrionas. Išvertus į lietuvių kalbą. Todėl aš darau išvadą, kad tuo metu, kada sudarinėjau rusų kalbos žodyną, buvo nemažai krikščionių. Taip.
Ir grūdas, esminė dalis yra embrionas, o visas kitas yra kūnas, tiesiog kūnas, angliavandeniai, ten vitaminai ir panašiai. Audriau, ką tu čia bandai pasakyti? Čia bažnyčia, čia kokia konferencija. Kas vyksta? Vyksta tai, kad iš šito gemalo, naudojant viso grūdo šitą energiją, išauga naujas augalas. Brangieji, ką norime pasakyti šitą iliustraciją, kad tikrasis kūnas nėra tai, ką mes siejame į žemę, ne šitas kūnas, bet tai, kas išdygsta iš to kūno. Tai, kas išdygsta iš šito kūno. Tai, ką Dievas yra numatęs. Ir pirma iliustracija kalba apie tai, kad tai, kas išdygs, yra mūsų viduje. Apie ką čia kalba? Čia kalba apie tai, kad tas gemalas yra tavo viduje. Tavo viduje tas gemalas tai yra šventoji dvasia ir tu naujas kūrinys tavo viduje. Ir iš to naujo reikia palaidoti, kad išaugtų naujas augalas. Kaip tai atrodys, galima įsivaizduoti, galima pastudijuoti ir galima pafantazuoti, taip? Bet čia kalba, kad iš vidaus. Tarkim, grūdas. Ir jis turi numirti. Keliaujam toliau. Štai. Toliau, jeigu skaitysime nuo 42 eilutės, yra toks sulyginimas. Ir aš tą sulyginimą pailiustravau taip. Ten sakoma, sėjamas toks, prikeliamas toks. Gerai, viešpatie, jeigu sėjamas šitas kūnas, dabar tarkim, Audrius jau ruošiasi mirtą, ne, į žemę. Tai sako, sėjamas šitas, man įdomu, kas prikeliama. Taip? Ir čia yra išvardinamas, kad mes labai aiškiai suprastumėm, kas yra pasėjama, kas yra prikeliama. Yra skirtumas tarp šito, ką mes matom dabar, ir tarp to, kas bus prikelta. Keliaujam. Babam. Ir čia sako, žiūrėkite. Taip ir su mirusiųjų prisikėlimu. Sėjamas gendantis kūnas, prikeliamas negendantis. Brangieji, ką žodis sako apie šitą kūną? Apie šitą kūną Dievo žodis sako, jis yra gendantis, bet tą kūną, kurį tu gausi iš Dievo naują, jis bus negendantis, visiškai, be ligų ir be jokio gedimo. Toliau, sėjamas negarbingas. Tai koks mano kūnas? Dievo akyse, jis yra negarbingas, bet prikeliamas šlovingas. Mūsų laukia šlovingi kūnai. Sėjamas silpnas, šitas kūnas yra silpnas, prikeliamas galingas. Sėjamas sielinis. Galite pasigilinti, kas tai yra, nežinau, šitas sielinis, vadinamas sieliniu kūnu, prikeliamas dvasinis kūnas, yra sielinis kūnas ir yra dvasinis kūnas. Gėdingas ir šlovingas ten yra paimta iš Kolosiečiams laiško, irgi apie tai kalba. Taigi, labai paprastas palyginimas, kaip pirmoji klasiai, sėjamas toks, prikeliamas toks. Labai paprasta, taip? Koks yra mūsų kūnas ir kokį mes jį gausime. Keliaujame toliau. 50 eilutė yra principas. Bet aš jums, broliai, tvirtinu, žiūrėkite, dar vienas argumentas. Kūnas ir kraujas nepaveldės Dievo karalystės. Audriau, apie ką tu kalbi? Ar mes nesam Dievo karalystės dalis? Taip, mes esame Dievo karalystės dalis. Savo dvasia, savo sielą. Tačiau čia kalbama apie tai, kad mes su naujais kūnais įeisime į jo karalystę, kada Kristus sugrįžta antrą kartą ir 1000 metų valdys šitoje žemėje. Tai mes esame Dievo karalystėje ir mes su naujais kūnais, pakeistais, galingais ir šlovingais įeiname į šitą karalystę. Amžinais kūnais, kurie negenda, kurie nemiršta ir jokie kirminukai nebaisus. Taip? Kūnas ir kraujas nepaveldės Dievo karalystės. Apie ką čia kalba? Kalba, kad mano kūnas ir kraujas negali įeiti į dangaus karalystę arba į 1000-metę karalystę. Šitas kraujas ir šitas kūnas negali įeiti. Aš taip suprantu šitą eilutę ir sako, kas genda, nepaveldės to, kas negenda. Reiškia, mano šitas, nors ir aš tikiu, ir mes tikime, ir mes išvarinėjame demonus, ir mes dedam rankas, kad jis būtų sveikas, ir kad mes nugyventumėm ilgą gyvenimą, taip, nežinau kokį ilgą, pats gauk atsakymą ir apreiškimą iš Dievo, kiek tau ilgai Dievas leidžia gyventi šitoj žemėje, ta prasme, bet jis negali paveldėti. Šitas negali paveldėti amžinybės. Todėl Dievas ir sako, aš atlikau, aš sumokėjau, aš daviau užstatą ir ateis atpirkimo diena, kada tu gausi naują kūną. Taip, keliaujam toliau.
Šokam į 51 eilutę. 51 eilutė. Aš jums atskleidžiau paslaptį. Ne visi užmigsime, bet visi būsime pakeisti. Apie ką čia kalba? Čia kalba, kad jeigu Kristus ateina antrą kartą, tie, kurie yra mirę, jie keliasi su naujais kūnais. O jeigu mes gyvieji išlikusie, šiandien, tarkim, ateitų Jėzus, mes būsime pakeisti. Tiesiog akimirka. Va tau sėdint čia, pakeistas kūnas. Ir tu iš to gendančio, tai negendantis. Įsivaizduoji? Jūs jaunimas turėjo neblogai, ta prasme, daug žiūrėti filmukų apie Supermeną. Taip, įsivaizduojat? Mes dar prie to prieisim. Bet sako, visi būsime pakeisti. Nežinau, kokius kūnus prisikėlimo metu gaus tie, kurie nepasitikėjo Jėzumi kaip savo gelbėtojų. Nežinau. Čia nesigilinam į tai. Bet žiūrėkite, staiga, viena akimirka, gaudžiant paskutiniam trimitui. Nuostabi iliustracija, kur yra iš Apreiškimų knygos, taip? Iš Apreiškimų knygos apie šitos raitelius, ne? Ir čia trimito apačioje yra. Ne vienas trimitas, daug. Šitoje eilutėje sako, gaudžiant paskutiniam trimitui. Jums namų darbas išsiaiškint, kada gaus paskutinis trimitas pagal Dievo žodį. Bet čia sako, kad Kristus ateis. Kristus ateis staiga vieną akimirką gaudžiant paskutiniam trimitui. Trimitas nuaidės, mes girdėsim, ar visas pasaulis girdės, nežinau, neįsivaizduoju, bet mes girdėsim. Ir šiandien, jeigu ateina Kristus, mes girdime šitą trimito garsą, mes visi esame pakeičiami ir pakylame į dangų susitikti su Kristumi. Ir taip sako, amžinai mes būsime su juo. Tokia tvarka. Trimitas nuaidės ir mirusieji bus prikelti jau negendantis. Reiškia, pirmiausiai, tavo brolis ir sesuo, tikintieji, kurie numirė prieš 100, prieš 200 metų, visi tikintieji prisikels su naujais kūnais. Ar tai bus regima, ar tai bus neregima, vėl jūs patys galite atsakyti, pastudijuoti ir panašiai. Bet jie prisikels pirmiausiai. Tai reiškia, mums sėdint šitoj salėje, visi mirusieji, Lietuvoje ir visam pasaulyje, tiesiog naujais kūnais jie prisikėlė. Ir po to mes gyvieji, ne tik iš šitos bažnyčios, bet ir iš visų bažnyčių, tikintieji, kurie turi Jėzų savo širdyje, jie bus pakeisti. Bus pakeisti. Tai yra Dievo žodis. Keliaujam toliau. Antra iliustracija. Antra iliustracija toliau reiškia sakoma, staiga vieną akimirką. Va, 53. Nes šis gendantis kūnas turi apsivilkti negendamybę ir šis marus apsivilkti nemarybę. Žiūrėkit, pirma iliustracija buvo, kad iš vidaus turi ateiti tas naujas kūrinys. O čia sako, biškai gal bus problemų su garsu, bet nieko. O čia sako, apsivilksi. Nu, jeigu aš, pavyzdžiui, sakau, kad tas naujas kūnas yra apsivilkimas, ane? Tai pagal šitą rašto eilutę, aš laukiu, mes šlovinam, haleliuja. Ir sako, šitas gendantis turi apsivilkti negendamybę. Reiškia, va vėl gražinu aš savo šitą džimperiuką, ar kaip jis čia vadinasi. Apsivelku. Bet reiškia, vėlgi sakoma, kad šitas yra gendantis. Ir jis turi apsivilkti negendamybę. Apsivilku negendamybę, va tokiu kostiumėlį. Ir aš sakau, viskas, jokių ligų, nieko nėra, mano kūnas yra cool, jėga. Ir antros iliustracijos paveiksliukai būtų štai tokie. Supermenas. Kaip jūs galvojate, iš kur šitie visi filmai ima savo siužetinę liniją? Jie ima iš naujo kūrinio, jie ima tiesiog iš Biblijos. Tiesiog iš Biblijos. Aš neskatinu dabar pulti po šitų sekmadienių ir pasižiūrėti visus filmus apie Supermeną. Net jeigu jūs ir norėtumėt, ne tik vaikai, bet ir tėčiai, nusipirkti štai tokią aprangą, jūs galite, esate laisvi, ta prasme, nes yra super tėčiai, super galingi. Bet šitoj vietoj, jeigu rimtai Dievo žodis sako, apsivilkti negendamybę ir šis marus turi apsivilkti nemarybę. Ir kada šis gendantis apsivilks negendamybę ir šis marus apsivilks pranašystė, čia mes jau einame 2 iliustracijos ir dabar mes einame prie pranašystės. Štai pranašystė, 54 eilutė, jau čia paskutinis pamokslo punktas, nelabai ilgai, ne? Nelabai ilgai. Kai šis gendantis apsivilks, reiškia, kada įvyksta kūno pakeitimas, taip, nesvarbu, tu miręs ar tu gyvas, taip, įvyksta, išsipildo pranašystė.
Ir kada šis gendantis apsivilks negendamybė ir šis marus apsivilks nemarybė, tada išsipildys užrašyti žodžiai. Šitie žodžiai pranašystė yra iš Izaijo pranašystės ir iš Ozėjo pranašystės. 13 skyriaus 14 eilutės. Ten yra plačiau parašyta. Jūs galite atsiversti, susirasti, paskaityti. Labai įdomu. Labai įdomu. Bet čia sako, pergalė prarijo mirtį. Kurgi mirtie tavo pergalė? Kurgi mirtie tavasis geluonis? Aleliuja. Viskas. Baigta. Taškas. Ir va šita pranašystė išsipildys kada? Išsipildys jo pagal šitą skyrių, reiškia, pagal tai, kaip dvasia mokina. Šitas išsipildys galutinai, kada mes būsime visiškai išlaisvinti iš sugėdimo. Visiškai. O brolis Pranas užkabino gerą ir rimtą temą. Vat iš tikrųjų ta prigimtis, tas senas žmogus, kurį mes sakome, senas gyvenimas, palaidotas senas gyvenimas ir aš dabar gyvenu naują. Labai faina, kad mes norime ir trokštame gyventi pagal naują kūrinį, bet yra senas, kuris 5 minutėm išlenda. Jis išlenda. Ir Pranas uždavė labai gerą klausimą. Tai va šita nuodėminga prigimtis, arba tas vėžys, nuodėmė, vėžys, taip, kuris yra mūsų kūne, ne, kūniškumas, kitaip sakomas, iki kiek jis bus. Tol, kol mes gyvensime čia, kūnuose, tol jis ir bus. Tik tiek, kad mes turime malonę ir galę, ta prasme, yra atimta galia šitam kūnui. Todėl ir mes bandome ir mokinamės jo jėgoje vaikščioti, jo malonėje vaikščioti, kad gyventi jo malonėje, teisume, be nuodėmės, be pykčio, atlaidume, taip? Ir kad neleisti šitam vėžio simptomams pasireikšti, nuodėmiai pasireikšti. Ir jeigu tu pyksti, tai pasireiškimas. 5 minučių, tikiuosi ne 3 parų, kaip kartais man būna. Tikiuosi. Nebūna, ne? Ačiū sesė. Aš galvoju, kad ilgiau pas mane užrūksta. Būna visko. Būna visko dabar. Nebūna. Gerai, nebūna. Jau nebūna. Viskas. Bet suprantat, va čia Dievo malonė, kad mes jame turime jėgą. Ir ta jėga yra atimta iš mirties, atimta iš pragaro, atimta iš nuodėmės. Nuodėmė nebeturi galios tavo gyvenime, tai yra pergalė. Ir mes tai, ką šloviname už suteiktą pergalę ir jėgą jame. Todėl, jeigu tu mastai, kad be Kristaus, nors žinai ir supranti, be Kristaus gali gyventi jam patinkantį pergalingą gyvenimą, tai yra klaida ir klysti. Tu gali bandyti kiek nori. Tol, kol tavo raumenys nenusilps, atsisėsi, pavargsi, sakysiu, pavargau. Ir jeigu tu esi pavargęs, aš sakysiu, aleliuja, amen. Amen. Pats laikas yra dabar pasitikėti Jėzumi Kristumi. Ir brangieji, tai yra principas ir slengstis, ta prasme, už kurio mes kaip tikintieji daug metų būdami krikščionys, mes už to užkliūname. Mes sakome, aš galiu Kristuje. Taip, galiu Kristuje. Taip, galiu. Bet jeigu iš savęs, aš galiu, pavargau, su depresija kovot, pavargau, toks liūdesys, neisiu į bažnyčią. Vadinasi, tu bandai gyventi pergalingą gyvenimą savo pastangom. Kam tau gyventi pergalingą gyvenimą savo pastangom, jeigu tu turi dinamitą viduje, šventoji dvasia, žodis, dunamis, tu turi dinamitą, tau reikia tik prisijungti. Mes, irgi su vienu broliu šiandien šnekėjom, Dievas turi galę mane išlaisvinti. Taip turi galę, sakau, ateik čia. Kur? Ateik čia. Sakau, matai rozetę? Matau. Žinai, kad rozetė yra galia? Yra galia. O ko reikia, kad įvyktų pasikeitimas, ventiliatorius pradėtų tavo suktis, kad mano ventiliatorius pradėtų suktis, paprasčiausiai 2 pirštus įkišti į rozetę. Supranti, yra mano atsakomybė. Aš žinau, kad Dievas gali. Aš žinau, kad Dievas gali prikelti. Aš žinau, kad Dievas gali išlaisvinti. Aš žinau, kad Dievas gali. Bet tau reikia prieiti, ateiti pas mylintį tėvą ir sakyti, noriu būti santykėje su tavimi. Noriu būti tas supermenas. Ir šiandien mes gauname tuos pirmuosius vaisius, to supermeno. Mes sakome, Dieve, tu duosi tuos gerus rūbus. Taip duosiu, sako, šiandien tu jau esi supermenas. Žiūrint į ateitį, bus dar geriau, ta prasme. Bet šiandien mes jau ragaujame tuos pirmuosius vaisius. Tai va, Evangelija yra tavo kūnui, mano kūnui, Evangelija yra tokia. Labai paprasta. Jeigu kažkas turite kitų apreiškimų, aš nesakau, kad ta prasme, haleliuja. Ne viską aš čia atskleidžiau. Tai, kas man apreikšta, ką pamačiau žodėje, tą atskleidžiau. Brangieji,
Bet čia yra viltis. Čia yra viltis, kad tu gausi naują negendantį kūną, Supermeno kūną. Ir tai yra nemokamai, tai yra įskaityta, įskaičiuota į tavo kelialapį dangaus karalystę. Ir nereikės rodyti sumuštinių prie muitinės. Nereikės. Sakys, taip, tau priklauso šitas kostiumas. Viskas. Ir mes gausime. Mes galime tik įsivaizduoti, ką kiti teologai sako. Tai koksgi šitas kūnas bus? Šitas kūnas bus kaip Jėzaus. Sako, šitas yra sielinis, o šitas bus dvasinis. Ką reiškia dvasinis kūnas? Tai reiškia, paimkime Jėzų. Taip, jam nereikėjo valgyti, nors jisai valgė. Jam nereikėjo gerti, nors jisai gėrė su mokiniais po prisikėlimo. Ir nors buvo durys užrakintos, taip, Jėzus atėjo pas savo mokinius ir sakė, ramybė jums. Fainai, Audriu, per sienas vaikščiosim kiaurai. Be problemų. Dvasinis kūnas. Ir šitas kūnas bus amžinas, brangieji. Amžinas, dvasinis kūnas. Nes mes iš žemiškojo pavidalo būsime visiškai transformuoti į dvasinį dangiškąjį pavidalą. Todėl tai yra viltis, tai yra įskaičiuota, tai yra dovanota. Mes to laukiame. Bet Dievas sako, aš duodu gyvenimo metus ir aš pasotinsiu tave. Todėl aš čia nenubrėžiu jokios ribos, žinai, kaip sakydavau, pasižiūrėkite, kas parašyta. Žmogus gyvens 70 metų. O kontekstą skaitėt iš Dovydo psalmės, ar skaitėt, apie ką ten sako. Todėl, aš nežinau, kiek tu gyvensi. Aš laiminu, kad tu gyventum 200 metų ir dar daugiau. Ar tai yra įmanoma? Taip yra įmanoma. Taip yra įmanoma. Viešpatie yra įmanoma. Taip. Bet žengiant į amžinybę, vis tiek tai, kad Dievas pažadėjo ir jo pranašystė išsipildys. Kūnus mes gausime, būsime pakeisti. Ir jeigu tai šiandien, haleliuja, greičiau tegul taip mes ir keliaujame į amžinybę, nes ar ne? Jonas, aš žinau Jono atsakymą. Aš iškėliau šitą retorinį klausimą. Dabar aš kada užduodu šitą klausimą? Ar aš esu pasiruošęs palikti šitą žemę ir susitikti su Jėzumi dabar? Taip. Noriu, gerai. Pas kažką yra. Nes aš pagal save, ta prasme, tyriu savo širdį. Ar mes esam prisirišę čia prie šitos žemės, prie šitos nuosavybės, prie savo vaikų, prie savo ryšių? Man dar čia reikia... Ne, Dieve, viskas tvarkoja, Dieve, bet gal tu galėtum ateiti 30 metų vėliau. Ne, brangiai. Mokiniai klausė, tai kadagi tavo atėjimas? Jėzus labai griežtai atsakė, ne jūsų reikalas žinoti. Nes ir aš pats nežinau, tik dangiškasis tėvas. Jisai ateina. Jisai ateina ir mes gyvename tą viltimi, kad Kristus ateis antrą kartą. Visi bedieviai bus nušluoti, iš visų valdžių bus atimta galia ir įsigalios tūkstantmetė karalystė. Jo karalystė. Ir sako, visi priešai bus patiesti suoleliu po jo kojomis. Bet ne mes. Mes kaip nuotaka, dar vienas dalykas, aš jūs įsiplėčiu, mes kaip nuotaka susitiksime su savo mylimuoju. Ir mes laukiame to momentu. Mes laukiame baliaus. Teisingai šipsaisi, teisingai sesi. Mes laukiame vestuvių. Ir paskui, sako, bus didžiulis baliaus ir mes prie to stalo sėdėsime. Taip. Ir šoksime, ir su naujais kūnais, ir skraidysime. Po sodus. Aš nežinau, gal tų sienų jau nebebus, supranti? Ar Edeno sode buvo sienos? Ne. Dievas viską atstato. Mes, kaip pasakyti, Dievas grąžina veiksmą į Edeno sodą. Viską grąžina. Namai bus, sako, tūkstantmetėje karalystėje, kad vaikas žais su gyvatė ir su liūtu ir nieko jam blogo neatsitiks. Įvyks kažkokios transformacijos, ta prasme, aš jau čia visai nukrypstu. Gyvūnija pasikeis, kadangi raštas sako, kūrinija lig šiol su ilgesiu laukia Dievo sūnų apreiškimo, kada kūrinija bus išlaisvinta iš, raštas sako, iš sugėdimo. Kūrinija taip pat bus ir turi būti išlaisvinta iš sugėdimo, nes viską, kas sukurta, yra po sugėdimo valdžia.
Bet čia ne šios dienos tema, brangiai. Džiaugiamės ir dėkojam Jėzau tau už Supermeno kostiumėlius ir už tai, kad visa tai, kas mūsų laukia, daug nuostabių dalykų laukia, mes su viltimi laukiame tavo atėjimo. Ir jis sako, Maranata, tai vyksta taip, ateik viešpatį greičiau. Šitas žodis reiškia. Todėl mes dėkojam viešpatį, dėkojam. Dėkojam ir tie, kurie sako, kad nėra mirusiųjų prisikėlimo, mes sakome, nereikia pasakų, viską mes žinome. Taip, kurie sako, ne, čia dabar rimtas dalykas. Šiandien yra mokytojų, kurie sako, gali save ištobulinti ir prisikėlimo nebus. Yra mokytojų šiandien YouTube, kurie sako, pragaro nėra, ir prisikėlimo nėra. Aš kol kas apreiškimo neturiu, todėl keliu rankas, bet raštas sako tai, ką sako ir tai, ką mes šiandien pasižiūrėjome. Taip? Ką sako apie mūsų kūnus, viskas. Mes su raštu nesiginčiam, jeigu kas nors nori pasiginčyti, su šventąja dvasia pasikalbėkite savo kambarėlėje. Šventoji dvasia labai apsidžiaugs šito pokalbio ir bendravimu ir buvimu su jumis. O dabar mes dėkojam Dieve tau, iš tikrųjų, mes dėkojam, nes tai ne iš mūsų, tai yra tavo malonės dovana, kuri apima visą amžinybę, apima netgi mūsų kūnus. Ačiū tau už tą atpirkimą ir už tą užstatą, kuris yra mumise, šventąją dvasią. Mes esame užatsmalduoti pažadėtą šventąją dvasią ir mes esame atpirkti ir mūsų laukia nuostabi ir šlovinga ateitis. Aleliuja.